Kas čia yra? Žiūrėkit. Žiūrėkit. Kur lendi jau su dantim? Va tokia reakcija mūsų šunio. Ir aplankysim visus šuniukus ir parodysim jums. Aha. Pažiūrėkit. Leliukai, jūtų kokie mažiuliukai. Žiūri, nežiūri. Palaižė kamerą. Va, žiūrėk. Labas. Va kaip nori glostytis, nori draugystės. Šitas šuniukas 5 metus gyveno šeimoje. 5 metus gyveno šeimoje. Ir va šiandien jo atsisakė. Na ką, labas visiems. Sveiki visi. Iš pirmo aš noriu padėkoti, kad mums davė dėžutės maisto. Taip, galbūt pirmiausia norim pasakyti, kad mes aplankėm jau Dvi prieglaudas. Dvi prieglaudas ir viena iš įmonių, kuri vadinasi Platinum LT, jie pamatė, kad mes padedam šuniukam ir nusprendė mums atsiųsti nemokamai maisto, kad mes galėtume vėlgi nuvežti į prieglaudą. Ir pažiūrėkite, atsiuntė 2 dėžes nemokamai. Todėl mes šiandieną važiuosim į Plungę aplankyti dar vienos šunų prieglaudos. Taip, ir atsidėkojimą mes norime pasakyti. Jie sakė, kad tai yra premium, super premium maistas. Pažiūrėkit, kaip atrodo fainai. Reikės valgyti irgi. Ir šitas maistas turi daugiau kaip 70% mėsos, gyvūno skrandyje nesipučia ir nerūksta. Tai va. Ačiū labai Platinum LT už tai, kad jūs irgi prisidėjote prie mūsų šiandien dienos ir padedam šuniukam, todėl būtinai paliksime nuorodą, kur galite įsigyti, jeigu jums aktualu. Kas čia yra? Žiūrėkit. Žiūrėkit. O tu... Netgi šuo užuodė Platinum maistą. Oi. Matot, kas su Rikiu darosi? Jis irgi nori. Kaip tu užuodi per maišiuką? Čia yra viščiukas. Žiūrėkit, čia visur viščiukas, jo? Jo, čia greičiausiai bus viščiukas. O šitame kokia jautiena gal? Gerai, aš tai čia palaikysiu. Gerai. Riki, tu irgi mums padedi pareklamuoti įmonę, kuri mums padeda? Okei. Skaniukai. Žiūrėkite. Rikuti, tu Jėzu, aš nemačiau, kad mano... Pažiūrėkit, kas su Rikiu darosi. Jūs matote įrodymą, kad šitas maistas, va čia yra skaniukai. Katinas. Ir dar katinui, žiūrėkit, skaniukai dėjo. Katinas. Aš įsivaizduoju, kiek daug džiaugsmo. Jeigu pas Rikį yra tiek daug džiaugsmo. Netgi katinų maistą. Aš nežinau, ką daryti, aš nebegaliu net pasakoti. Jeigu pas Rikį yra tiek... Kur lendi, jau bandė. Riki. Platinum LT, labai ačiū Jums už pagalbą. Visą šitą maistą mes dabar vežam į Plungę. Prieglauda šunų. Taip. Ir pasidalinsim. Rikis tikrai turi savo maistą. Rikis duoda 5 iš 5 žvaigždžių. Taip. Nežiūrėkite į tai, kad jis taip elgiasi, jis tikrai gauna valgyti, bet tai tik eilinis įrodymas, kad šitas maistas nuostabus. Katinų maistas. Kur lendi jau su dantim? Va tokia reakcija mūsų šunio. Ir hipoalergeninė užkandė, tokiam kaip Rikiui, kuris baltakailis. Tai tu, Rikuti, nori patvirtinti, kad čia yra tikrai nuostabus maistas, ar ne? O jie turi. Nu, parodyk, kurį tu ten renkiesi. Pažiūrėkime, kokį išrinks Rikis. Koks bus laimėtojas. Ir laimėtas yra katinų maistas. Dar kartelį labai ačiū Platinum LT. Palieku adresą, aš tikiuosi, kad daugumai iš jūsų greičiausiai prireiks to maistelio. O mes važiuojam į Plungę. Ir į Plungę mes važiuojam ne tik tai su Roku ir tėčiu.
Bet pas mus yra atvykęs Dovydas į svečius ir mes jį vežamės kartu. Ką? Ir Rokas važiuoja, taigi važiuojam mes kur? Į Plungę. Taip. Šunų priegą. Taip. Ką mes čia pravažiuojam didelę futbolo aikštę, kur vaikai žaidžia. O kur mes čia esam? Kretingoj. Pasirodo, ten čempionatas Lietuvos buvo. Mes ir atvažiavom aplankyti priglaustuku. O mes jau atvažiavom. Girdit? Ar girdite? Mes jau girdim. Jūsų žiūri per langą. Mažytė. Atrodo draugiškas. Labas. Priglaustukai, priglaustukai. Nu, labas. Labas, mažytė. Labą dieną. Einam. Pasakys, kur nunešti. Ir aplankysim visus šuniukus ir parodysim jums. Labą dieną. Labą dieną. Ate. Va. Keičiam. Išleidžiat vienas, kitus sutinkat. Nu, maiškos po 2-3 savaičių dar. O jetau. Galit šištom sal padėti, pasidarysim nutrauką. Tai galit papasakot apie savo priglaustukus, nes mums vaikai parašė, kad pas jūs atvažiuoti Plungę irgi aplankyti, nes mes Klaipėdą jau esam sufilmavę ir dabar klausėm, ką dar, ir vaikai parašė, kad čia atvažiuoti. Tai va, mums čia vieną įmonę atsiuntė, mes jau nufilmavom, parodėm, kokį... Jo, aš davė dovanų, čia viskas yra super. Jetau. Aš, žinai, aš taip senai nemačiau mažų šuniukų. Pirštų valgymą. Nu, o Jėzu. Aha. Pažiūrėkit. Leliukai, jūtų kokie mažiuliukai. Nu va, už kokių 3 savaičių išeis video ir praktiškai jau galės namučių ieškuoti, ne? Jūtų kokie mažiuliukai. Mes esam Plungės priglaustukai. Žiūri, nežiūri. Palaižiak. Visi, kas norėsite padėti, noriu nufilmuoti jums rekvizitus. Parodyti. Kas tik tai galit. Reikia arba gerų šeimininkų, kad į geras rankas atiduoti šuniukus ir kačiukus, arba jeigu galite gerų maistų, arba pinigėliais atvažiuoti ir padėti. Ir dar greičiausiai, ar nereikia jums kartais ir tiesiog rankų pagalbininkų. Ir rankos yra reikalingos pagalbininkų čia. Atena mažyčiai. Dabar tu jau nori sakyti. Tie, kas pasimsit šuniukus, būtinai parašykite į Roko nuotykius, papasakokit, kaip jums sekasi juos auginti ir kokius vardus davėt. Nebijoti mums? Prieglaudo jau 2 metus. Jau 2 metus, ne? Bet toks draugiškas, toks didelis ir toks draugiškas. Dažniausiai nori į lauką. Jis išskirtinai kambarinį šuo. Aha. Trumpakailis, jis labai patinka nam sukutėjai, kambarį būtis nematyti. Kaip vardas? Bučis. Sakė, Bučis labai kambarinis šuniukas. Pažiūrėk, koks tai toks gerėtis. Iškart matos, kad mes visi turim šunų. Jėzau, sakė, nu parodysi kažką. Ne, taip nebus niek. Va, gerai, šypsena. Gerai, turim. Kiek metų jūs prieglaudą turit? 2 metai. Einam parodysim dar visus gyvūnėlius. Ate, Buči, einam rodyti visus gyvūnėlius, kas ieško namų. Nedam, eik. Jie čia tokie draugiški, ar čia yra? Aha. Labas. Man patinka tas jų kailis labai, ne? Čia huskis. Haskis. Ana yra paimta Lietuva gyvūnams. Konsultacijos ir vieno amblieka su mėsų linciūkų. Kaip? Belė. Belė? Namų ieško ir Belė. Čia mergaitė? Šuniukai ir kačiukai.
Dar skaniukų. Dar skaniukų, sakyk, čia tokia šventė buvo. Ai, nu, prašau. Užtesdamas gerai ir tik jums. Čia jam šventė šiandien, net gauna skaniukų vidury dienos. Mažyčiai. O čia tarsi ta balta ją saugo, ar ne? Sutara bus tiesiog. Šiaip jau traukia. Gilius metus iš kur šeimos slėpti ir geriau negu su žmonėmis. Gerai, keliaujam vaikai toliau. Kaip vardas? Mulė. Mulė. Jinai sakė, jinai 10-15 minučių va taip va, išsigandus elgėsi, bet kai po 10 minučių geriausia draugė. Tai reikia šeimininkų, kurie gali su Mulė užsiimti, kad jinai nebijotų, kad taptų drąsi, kad jai pavyktų adaptuotis. Tai Mulei ieškom namų. Kur jūs juos randat, ar jums atneša? Šitą atiduota. Ukrainiečių šeimyną atvažiavo į Lietuvą, kažkas padovanoja, bet jie suprato, kai jiems nereikia šunis ir atiduoti. Dabar mes keliaujam pasižiūrėti katinėlių. Bet kokie mažyčiai, ne? Tokie mėly, tokie. Voljerė, ne? Einam parodysim. Kuo vardu? Kipras. Kipras. Labas, Kipriuk. Sakė, tave kirps. Apkirps ir sakė, labai tau namų reikia. Kada esi laukia gyvena? Koksai? Koks terjerų mišrūnas. Metų laiko, virš metų, tai yra labai jaunas. Jūs galite jį auklėti. Tikrai galite auklėti pagal save, dresuoti. Kiprui ieškom namų ir ieškom aktyvių šeimininkų, nes Kipras yra aktyvus šuniukas. Pas mus tinginukas, mes iš tinginių esam ir pas mus tas, kuris ilgai gali miegoti. Ne, nepatemtume. Kietau, pažiūrėkite. Pažiūrėkite. Mažytė. Kietau. O kaip nori, žiūrėkit, Tau reikia. Nu, žiūrėk, kaip iškart nurimo. Oi, kokie gražus katinukai. Nori, kad prasytų galvykas. Ir šitie mažyčiai. Čia ne kaip mėtų. Aha. A, čia mažylių kambarys. Čia yra vaikų darželis praktiškai. Mažytis, o šit. Tu bijai? Jo, žiūrėk. Ar tu bijai? Ar tu rodai, ką tu moki? Spalva įdomi. Ir katinukai, mūsų katinukai irgi visi nori namo. Įsivaizduot, kiek kačių. Jau šitas kaip nori. Va kaip nori glostytis, nori draugystės. Pavadinkim pilkučiu. Žiūrėkit, mūsų mažas pilkas katinukas. Jei tik pasiimsit, būtinai Roko nuotykiam parašykite, kaip sekasi jums auginti ir kokius vardus duodat. Tuoj. Pakiš. Jis tuoj pakiš tęsti. O, va, žiūrėk. Labas. Oi, kaip reikia būtų fainiai su tavim žaisti, išgirstų žodį katinas. Žiūrėkit, kokie meilučiai, kaip draugauti nori. Žinokit, norisi ir verkti, ir pykti, ir aš nežinau, ką sakyti. Žiūrėkit, vaikai, jūs pažiūrėkit. Nežinau, net ašaros ima. Šitas šuniukas 5 metus gyveno šeimoj. 5 metus gyveno šeimoj. Ir va šiandien jo atsisakė. Čia tas pats, kas pas mus Rikis gyvena. Ir mes šiandien sakom, nebenorim žiūrėti Rikio. Labai. Prašom. Kas nori šuniuko? Šitas šuniukas 5 metus gyveno pas šeimininką. Jisai 1 dieną yra prieglaudoj. Jisai net netiki greičiausia, kad jo net važiuos daugiau niekada pasiimti šeimininkas. Jūs įsivaizduojate, čia tas pats, kas mama paliktų vaiką ir sakytų, man jis nebereikalingas. Ir mes, kad Rikį paliktume ir daugiau niekada gyvenime neatvažiuotume. Nu, kažkokia nesąmonė. Kas darosi? Kad žmonės pasiima tokius? Negaliu.
Labai graudu ir labai pikta. Labai prašau. Jeigu kas nors nori tokio šuns, vardas jos Džima, jinai turi šansų turėti gerus namus. Ir aš tikiuosi, kad jinai suras šeimininkus, kurie jos daugiau niekada neišduos. Čia katinų rojus. Čia beveik kaip kačių kavinė, ne? Atsimeni? Labas. Jūs tokios tylios visos. Čia jau suaugusių mamų, ar ne? Žiūrėk. Kažkaip jie ten užsilaiko. Tai va, ką noriu pasakyti, kada mes einam, girdėt ar ne, kaip loja šuniukai, aš klausiu šeimininkių, sakau, o jūs kada ateinat, jie taip pat loja? Ne, sako, kada jos ateina jų pamaitinti, jie tylus, jie visgina uodegą, džiaugiasi, o dabar jie loja, kadangi mes esam svetimi žmonės ir šitaip šuniukai bando apsaugoti savo šeimininkus. Ačiū Jums labai, ačiū, linkime, kad kuo mažiau Jums atvežtų šuniukų ir kuo daugiau pasiimtų. Gerai. Ačiū labai, taip kad mes dar kartą norim pasakyti, kur mes buvom. Plungės šuniukų priglaustukai. Ir jeigu tik tai galit, būtinai prisidėkite arba pinigais, arba maistu. Arba maistą. Arba pasiimkite šunį. Arba pasiimkite šuniukus, arba galų gale atvažiuokite jiems padėti fiziškai patvarkyti, prižiūrėti, pabūti savanoriais. Jo. Ką tu šiandien pamatei ir kokias išvadas padarai? Negalima šunų tiesiog atiduoti, jeigu tu net vienus metus, net mėnesį grobuis. Negalima, jis vis tiek lauks tavęs, kol tu atvažiuosi jį paimti. O kaip manai, kodėl žmonės taip elgiasi? Nežinau, problemų gal turi. O kuo kiti žmonės galėtų padėti šitai prieglaudai? Atvežti maistą, arba pasiimti šunį, arba, kaip pasakyti, padoneitinti jam. Tenais per video bus QR kodas, kur jūs galėsit nuskainuoti, duoti, paaukoti pinigų šitai šunų prieglaudai. Ką dar? Atvažiuoti patvarkyti, atvarus, pavedžioti šunis. Tai neužima labai daug laiko ir labai daug padeda. Taip, kad aš tikiuosi, kas nors iš jūsų tikrai tenai atvažiuos ir jiems padės. Esam Plungėj ir tiesą pasakius, mes važiuojam tiesiog per miestą, nes nelabai žinom, ką galima Plungėj nuveikti. Ir nelabai žinom, kur čia galima nuvažiuoti. Va, gal čia centras Plungėj. Va, čia yra Plungės centras. Bet žmonės, o kas atsitiko? Ar yra žmonių Plungėje? Būtinai, kas iš Plungės, parašykite. Ar mes čia buvom centre ir ką buvo galima pasisveikti? Nes mes nerandam žmonių. Ir mes nusprendėm užvažiuoti. Mes dabar čia atvažiavom pavalgyti į restoraną šalia kelio Karčiama. Dabar pavalgysim, pasivaikščiosim. Ar jinai tiesiog vadinasi Karčiama? Mes taip sugalvom, kad jinai šalia kelio. Užrakinta? Vestuvė, gal, nežinau, arba gimtadienį. Cepelinas ir duona su sūriu. Aha. Tai jau žinai, ką aš valgysiu. Tu cepakus valgysi? Ir ką dar? Ir duona su sūriu. O, kaip simple. Pažiūrėkit, karštų kainas. Ar atsimenu tokias kainas?
Toks jausmas, kad prieš 10 metų gal čia grįžo. Aš tik dabar pamačiau. Mes perėjom prie kitą stalą, susėdam. Kaip mums pasisekė, kaip greitai atnešė. Baterija žaidžia. Mano škūkas bus. Aha. Ką tu turi? Ką valgysi? Čilis rūba. Rokas. Ką valgai? Taip. Šaltibarščius ir domus. Pas mane daržovis sriuba. Būčiau tiek laiko ieškoti. Labai skanu. Kiek valandų labai skanu. Pilvas sūriai gerti. Dirbi sūriai. Na, pasėti. Kaip pavalgėt? Labai skaniai. Skaniai. Kas labai patiko? Cepelinai. Tau? Sriuba. Kur dabar važiuojam? Namo. Namo. Uhu!